Truputėlį atsipalaiduokit ir įjungit fantaziją dabar. Ne? Įsivaizduokit, zuikutį, taip kaip čia jisai yra, kur nors pievoje, miške, savo ramiai valgantį žolę. Ne? Ir kur nors pakraštyje tos pievos, jisai pamato kažkur lapės siluetą. Kas pasikeičia ten to laimingo ar vargšo triušio būsenai? Jis nustoja, ne? Bet kas dar? Tai yra, mes matome elgesį, jisai nustoja. Kas dar atsitiko? Sustingsta. Kas dar? Ausis jo pastato. Kodėl? Bet kas jį paskatino tai padaryti? Įtampa. Ne, kažką girdžiu įtampą. Ir pirmas dalykas, nuo ko aš noriu atsispirti, tai yra, kad jisai valgė ir staiga kūne pradėjo kažką tai jausti. Ir kaip jūs gražiai išsireiškėt, įtampa. Ta įtampa labai tiesiogiai yra pakankamai nesunkiai suprantami dalykai, tai yra jo kūne pasikeičia cheminė sudėtis, jeigu taip galima pasakyti. Išsiskiria tam tikros medžiagos, kurios pakeičia organų veiklą. Ir pakeičia ne šiaip savo, pakeičia tam, kad jisai būtų pajėgesnis išgyventi, tai reiškia, kad jisai galėtų arba pabėgti, arba sustingti, kad jo nepastebėtų. Ne? Ir tą mums labai svarbu suprasti, nes ta dalis, aišku, bus ir pas mus žmonės, ir aš po truputėlį prieisiu, kodėl aš pradedu nuo kiškučio, nes mums reikia suprasti dabar sekantį dalyką. Jis įsitempė, jisai pasiruošė, dabar įsivaizduokime, kad ta lapė galbūt jo iš tiesų nepastebėjo, įtampa jam padėjo išgyventi, jisai sustingo ir sustingusi objektas žymiai sunkiau pastebėti, kai jisai nejuda lyginant su aplinka, lapė nuėjo. Kaip jo būsena pasikeitė? Jis atsipalaiduoja, nes dingo tiesioginė grėsmė, kurią jisai iš pradžių labai aiškiai nuskaitė, jos smegenys suvokia kaip grėsmę ir jisai toliau rupšnoja žolę. Ne? Dabar pabandykime šitą pačią situaciją taip netiesiogiai perkelti į žmogaus gyvenimą. Žmogus zuikio pavidalu rupšnoja žolę, gyvenimas lengvesnis, gali išgyventi žolės, šitos žolės. Ir lygiai taip pačiai, jis pamato lapę, veikia tas pats mechanizmas, jisai taip pačiai išgyvena įtampą, taip pačiai kūnas pasiruošia veikti, kas labai įdomu. Jeigu jisai prieš tai galvojo, kai aš pamatysiu lapę, aš sugalvosiu, ką daryti, tai kūnas veikia taip, kad jisai visiškai negalvoja. Nes kūnas paruoštas dabar negalvojimui, o bėgimui. Kraujas sutrauktas iš smegenų. Ne? Čia iš šono, bet mums irgi svarbi detalė. Dabar lapė nuėjo. Kas toliau? Va tam zuikutyje žmoguje. Jis toliau įsitempęs. Kodėl jisai įsitempęs? Nes jisai galvoja, kur lapė nuėjo? Gal jinai nuėjo aplinkui mane bando apsupti? Gal jinai nuėjo pas mano zuikučius? O dabar aš pamačiau lapę, reiškia, jinai kažkur tai sukasi, jinai greičiausiai grįž. Kitaip sakant, realus pavojus dingo, įtampa niekur nedingo. Ne. Ir šita dovana, tai yra dovana iš tikrųjų, jinai leidžia mums labai natūraliai be galo stipriai adaptuotis aplinkoje. Tai reiškia, mes galime planuoti ateitį, ne? Mes galime apsisaugoti, mes galime iš tikrųjų geriau prisitaikyti, bet už tai mes turime susimokėti štai tokią įtampą. Ir dabar esminis klausimas toks pakankamai paprastas, tai baig nerimauti. Gali pasakyti, kai mes bičiuliams sakom, baig, ko tu čia nerimauji, viskas yra tvarkoj. Ir didžiausias sunkumas, kad tu nežinai tos ribos, nuo kada yra tvarkoj ir gali liautis nerimauti. O kur vis tik tai reikia nerimauti, nes iš tikrųjų per nerimą, tai ką jūs sakėt, sukelta įtampa, jinai skatina žmogų daryti kažką, kad iš jos išeiti. Jinai yra nemaloni, jos nenori, mes norime pabėgti nuo jos ir ieškome būdo, kaip iš tikrųjų jos išvengti ir mes kažką darome. Mes planuojame, taip mes geriau pasiruošiame egzaminam, taip mes geriau padarome darbą, jeigu iš tiesų išgyvenam, taip aš pranešimą potencialiai galiu geriau pranešti, jeigu aš jausiu adekvačią įtampą. Ne? Bet esminė bėda ta, kad gaunasi mūsų liūdnas gyvenimas truputėlį. Mes gyvename vis taip, didžioji dalis gyvenimo visą laiką yra šiek tiek priekyje, toje ateityje, kurios dar nėra. Bet emocijos yra čia ir dabar. Ir nesunku suprasti, kad tokiu būdu mes esam įtampos savo kelimo profesionalai. Ir kuo iš tiesų mes esame reiklesni gyvenimui, kuo mes esame ambicingesni, kuo mes esame iš principo labiau orientuoti į rezultatą, tuo labiau ta įtampa yra tiesiog nebeišinstaliuojama iš mūsų gyvenimo. Taigi, pirma žinutė, su kuria aš dabar noriu taip lengvai palikti,
kad mes labai daug gyvename ateityje dėl to, kad tai padeda išgyventi. Taip jau atsitiko, kad lapė iš tiesų apėjo, nuėjo pas jo zuikučius, jis toliau sarupšnojo žolę ir suvalgė zuikutį. Gyvūnijos pasaulyje, matyt, mes niekad neįlysim į jų vidų, bet skausmas išgyvenamas matyt savaip, ne? Bet aš ir nežinau kaip iki galo, bet tiksliai žinau, kaip žmogus gyventų su tuo. Ne? Galint pafantazuoti, čia labai įsijaus nereikia, nes labai nuliūsit man, ne? Bet galit nesunkiai spėti, kad ką jisai darys, jisai žymiai labiau įsitemps ateities situacijose, ne, kai yra lapė. B, jisai žymiai daugiau laiko praleis, nerupšnodama žolę, o galvodamas apie tai, kaip jis netai pasielgė ir kodėl jis netai pasielgė. Ne, ir koks jisai netikęs tėtis, galbūt iš tiesų nepaklausęs savo instinktų. Ir taip gaunasi, kad mes labai dažnai, atsirėmus į šitą tokį liūdesnį pavyzdį, labai daug laiko praleidžiame praeityje, nepaisant to, kad tu supranti, kad tuo metu šiaip tu pasielgiai nepiktavališkai, tu pasielgiai pagal tą žinių lygį, kurį tu turėjai, pasielgiai pagal tą savo brandos lygį, kurį tu turėjai, gyvenimo pažinimo lygį, kurį tu turėjai, bet žmonės labai įdomiai, jie savo priekaištauja, kad jie nebuvo geresni, negu buvo tuo metu. Mes didžiąją laiko dalį gyvenam praeityje arba ateityje, savo sąmonėje. Ir mūsų emocinis laukas, jisai labai stipriai susijęs su praeitim arba dabartim. Iš tikrųjų, tom akimirkom, kuriam mes esame sekundė iš sekundės, tos įtampos nėra tiek daug. Iš tiesų, mane kažkada labai stipriai nustebino, kad nėra tokio fenomeno kaip įvykių atsiminimas. Ne. Kaip taisyklė, vienintelis kartas, kada jūs atsimenat realų įvykį, jeigu aš pakalbu su kuriuo nors iš jūsų ir bandau prisiminti pirmą kartą, tai yra vienintelis kartas, pirmas kartas, kaip prisimenu, ir prisimenu realų tą įvykį realų, tai reiškia, kaip aš jį mačiau, realaus tokio nėra. Ne. Sekantį kartą, kai aš jau prisiminsiu, aš prisiminsiu nebe įvykį, o to įvykio prisiminimą. Kaip sakant, kiekvieną kartą prisimindami, mes iš principo vienaip ar kitaip darome įtaką savo smegenų struktūrai. Ir sekantį kartą, apie ką mes galvom apie tą paskutinę, jeigu taip leisit man netiksliai biologinę prasme šnekėti, prisimenam tą paskutinę struktūrą. Ir tokiu būdu labai daug ir įdomių tyrimų yra, kaip iš tiesų žmonės palaipsniui transformuoja tuos prisiminimus. O jūs žinote, kad prisiminimą labai stipriai įtakoja būsena, kurios jūs esate. Būdami liūdnos būsenos, jūs žymiai tirščiau ir juodžiau dažote tuos prisiminimus. Ir ilgainiui žmonės iš tiesų gyvena savo susikurtoje praeities tikrovėje, tokioje, kurios objektyviai iš principo nėra. Kitas pasakojimas irgi labai į temą iš vienuolių gyvenimo, ir šiuo atveju eina du vienuoliai ir prieina, kur nors įsivaizduokim tolimuose rytuose, prieina sraunę upę, šalia kurios jau kurį laiką stovi ir laukia, kaip perbristi luoša mergaitė. Jinai negali, moteris, mergaitė, jau šiek tiek subrendus iš tam kontekste, tai yra svarbu. Ir negali pereiti, jinai sako, būkit geri, padėkit man, perneškit mane. Ir jaunasis vienuolis, kadangi vienas iš jų senas, kitas jaunesnis, sako, mes negalim, mes vienuoliai, mes negalim liestis prie moterų, kad nekiltų blogų minčių ir potyrių. Jinai toliau prašo ir tada vyresnysis sako, gerai, šok tu mano nugaros, aš tave pernešiu. Tas jaunasis šiek tiek sutrikęs, pasibaisėjęs, gal šitas žodis netinka, sutrikęs, eina šalia ir senasis perneša tą jauną moterį per upę ir jie žygiuoja toliau. Ir po kurio laiko jau ėjimo tyloje tas jaunasis sako, bet klausy, bet kaip tu galėjai, ta prasme, ir mūsų visa religija to neleidžia daryti, mūsų įsitikinimai neleidžia daryti, bet ir tą iš principo po to sunku tų minčių atsikratyti. Sako, matai, vyresnysis, čia yra skirtumas, aš ją perkeliau ir palikau prie upės, o tu ją nešies iki šiol. Ne? Tai va, čia yra tie visi tokie lengvi pasakojimai, jie yra apie tai, ko mes norėtumėm, apie ką mes labai dažnai žinome, bet visa drama šiuolaikinio pasaulio yra, kad didelis bagažas žinių niekaip nevirsta pokyčiais mūsų gyvenime. Jeigu gyvenime kyla kokių nors sunkumų, mes galime kažką padaryti, tai kam nerimauti dėl to, ne kam nusiminti, tiesiog bandom kažką daryti. Bet jeigu nieko negalim padaryti, klausimas tas pats, kam liūdėti, nes tu nieko negali padaryti. Nėra prasmės liūdėti. Ir man būtų įdomu, jeigu jūs kuris nors pakeltumėt ranką, kuris esat negirdėjęs
vienokią ar kitokią formą šito posakio. Turbūt retas kuris, ne? Ir ne po vieną, ir ne po 2 kartus. Bet įdomumas turbūt, jeigu aš paklausčiau kito ir jums pavyktų pakelti, kam pavyksta taip gyventi. Ne? Kartais pavyksta, kartais ne, bet ar mes galėtumėm tą ištiesti ir sakyti, štai tai yra būdas, kuriuo aš esu šitoje žemėje. Ne, jis yra nelengvas. Ir sąmoningumo tema, ar mindfulness tema, jinai yra apie tai. Aš jums ją bandysiu perteikti, papasakot, bet tai yra apie ją šnekėti. Yra tas pats, kas labai aiškiai išsiaiškinti, kaip reikia kilnoti svarmenis. Tai jokio poveikio jūsų kūnui nedaro. Ir net susižavėjimas, kad taip, tai yra žiauriai gera tema, labai faina kilnoti tos svarmenis, aš tau galiu papasakot kaip. Ne, bet tas pilvuko mano ar tenais raumenų struktūros niekaip neįtakoja. Tai tam man be galo svarbu pasakyti, nes po šitos paskaitos niekas pas jūs nepasikeičia, iš principo. Išskyrus, kad jūs gaunate mažesnę teisę pasakyti, kad aš tai girdėjau. Ne? Jeigu girdėjai ir niekas nesikeitė, tai ką tu čia dar veiki? Ko dar atėjai? Ką dar tau reikia papasakot? Ne, jeigu tu visą tai žinai. Ne? Tai dėl to aš norėčiau šitą paskaitą iš tiesų pabaigti su tam tikrais veiksmais ir bent jau parodymų, kaip ir kur ieškoti ir ką daryti. Tam, kad mes kažką žinotumėm, mokėtumėm, turi atsirasti jungtis. Ir kaip ir banalus teiginys, bet jis tikrai labai aiškiai parodo šitą esmę. Tai, kad jūs mokate dviračiu, nieko bendro reiškia važiuoti. Nieko bendro neturi su jūsų raumenimis. Reiškia, turi būti jungtis smegenyse, kad jūs mokėtumėte dviračiu važiuoti. Ne visi jūsų įgūdžiai yra tenais. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir tam tikros mintys standartinės, vertinimai aplinkos, jie irgi yra tuose tinkluose. Ir pagrindinis dalykas, kas žmonėms yra labai sunku suprasti, kad iš tiesų tie tinklai tampa mūsų asmenybės dalimi. Kai manęs klausia, kas yra asmenybė, aš iš tikrųjų sakau, dabartinis žmogaus smegenų paveikslas. Bet kita žinutė, kurią jūs pasakėt, kad jos nuolat keičiasi. Nuolat keičiasi. Ta prasme, jie tenais vienos jungtis suyra, kitos naujos formuojasi. Ir vienintelis klausimas, kiek mes prie to prisidedam, o kiek tai nutinka. Ir faktas yra tas, kad visas ir šitas sąmoningumo treniravimas, tai yra vienaip ar kitaip tu stengiasi į pasaulį žvelgti per savo pasirinktą perspektyvą, sąmoningiau valdoma. Ir pagrindinė žinutė, iš tiesų neinant labai daug į visus tos niuansus, labai įdomus fenomenas, kad jeigu jūs turite, nežinau, įgūdį, ne viskas ten taip aišku paprasta, truputėlį gal ir supaprastinant, įgūdį, tam tikrą pasaulėžiūrą ir tai yra jungtis. Jinai savaime neišnyks, turi būti viena sąlyga. Jinai turi būti nenaudojama. Ir kai jūs einat miegoti, kai jūs miegate teisingiau, vyksta procesas, iš tikrųjų yra tikrinamos jungtys, kurios yra nenaudojamos. Ir tos, kurios yra nenaudojamos, jos ne visos, tikrai negaliu nei aš paaiškinti iki galo, nei mokslininkai visų detalių, bet šitas fenomenas yra aiškiai aprašytas jau tyrimuose, kad yra tos jungtys tam tikrų būdų pradedamos ardyti, bet vienintelė sąlyga, kad jos būtų nenaudojamos. Tai reiškia, kad neužtenka nuspręsti, kad nuo rytojus aš gyvensiu kitaip. Tu turi sąmoningai susiturėti savo seną elgesį ir rinktis kitą kelią, kaip per pievą. Susiturėti per įprastą takelį bėgti, eiti per tą žalią pievą. Tingisi, nepatogu, sunku, bet tu turi praminti naują takelį, kad senas užželtų. Ir tik tai taip iš principo vyksta kaita žmogiška, daugiau mažiau sąmoninga tiek su savo pasaulio matymu. Ir tai labai galioja. Jūsų pasaulio matymas tai yra mąstymo įpročiai, aš kartais sakau. Mes turime elgesio įpročius, bet mes turime ir mąstymo įpročius. Tam tikrų būdų žiūrėti į pasaulį, į santykius, į žmogų, į save ir ne visi mums padeda. Ir pradėti nuo iš tikrųjų Aristotelio frazės, kuri man atrodo labai žavi ir labai gražiai atspindi apie ką eina kalba, kad mes turime daug gyvenime ambicijų, kažkas nori šeimos vienokios ar kitokios, kažkas karjeros, kažkas to gerbuvio, bet visi tie dalykai yra tarsi tarpiniai tikslai, nes tu tikiesi, kad kai tu tai turėsi, kad suma sumarum tu jausies laimingas. Šiaip ta laimė, kaip mes ją apibrėžtumėm šitoje akimirkoje, tai yra vienintelis universalus siekis žmogaus, visi kiti dalykai yra tarsi tarpinė stotelė į šitą siekį. Ir viena iš hipotezių, kuri mane veda prie mindfulness, yra tai, kad mes supainiojame laimę su malonumu. Čia labai svarbus momentas, tarp kitko, kad pirmas dalykas, kuo skiriasi laimė nuo malonumo, kad malonumas, jisai turi labai konkrečią sąlygą, ką jūs pasakėt, man reikia kažko tai. Ir antras dalykas, kad tai sąlygai daugėjant, jis ima nuo kažkurio momento mažti ir didėja kančia. Aš noriu pasėdėti, bet jeigu tu atsisėsi, nuo tam tikro momento malonumas ir tas atsipalaidavimas pradeda didėti ir virsti kančią. Ir visur tai pačiai galioja. Ir tai, kas malonumą atskiria visų pirma nuo laimės, yra būtent du šitie dalykai.
Ir kodėl aš apie tai šneku, nes žmonės supainioja. Jie siekia malonumo, kuris turi trumpalaikį efektą, turi sąlygas, turi labai aiškią pabaigą, ne? Ir jie tikisi ilgalaikės laimės. Tu tikiesi pasiekti kažkokį tai tašką, kada tu jausies laimingas, bet tu iš principo planuoji malonumą. Ir gaunasi, kad tu esi nuolatiniai nusivylimo stadijoje. Maža to, patyręs tą malonumą, tu užbrėži kartelę. Nuo to momento jau šitie įvykiai, kuriuos tu turėsi, jau jie nebebus tokie malonūs. Ir tokiu būdu iš tiesų supainioja į vieną vietą. Aš nebandau atsakyti kol kas, kaip galima būtų žiūrėti laimės sąvoką, bet faktas tas, kad mes šito atskirimo nepadarome. Ir kokį jūs atsakymą, ar paimsite maniškį, ar turėsit savo, susikursite, esminis dalykas, kad didžiausia bėda tai yra supainioti šitas dvi sąvokas. Na, o jeigu man leisit paeksperimentuoti ir apie ką šnekės ir mindfulness visas, kad malonumas tai yra, ką mes sakom, tai yra konkreti patirtis, kurios tu sieki. Na, noriu patirti tai ir aš tada jausiuos maloniai. Tuo tarpu sąmoningume būtų galima taip apibrėžti, laimė yra nekonkreti patirtis, o kitoks santykis į tą patirtį, kurią tu turi. Ne, tai yra nesvarbu patirtis, laimė yra kitoks santykis į patirtį. Ir aš paaiškinsiu netrukus, ką aš turiu minėti truputėlį paprasčiau, taip iš eilės. Pirmas dalykas, kurį reikia susivokti, kad bet koks malonumas yra eilinis cheminis pokytis jūsų organizme. Ne? Jeigu jūs iš principo kažkada skaniai pavalgėte ir dabar einate su tuo pačiu bičiuliu susitikti, arba labai gal su bičiuliu ar drauge, nebūtinai maistas, įdomus pokalbis. Ir tau paskambino, iš karto tu jauti tam tikrą lūkesčio malonumą. Tas lūkesčio malonumas reiškia labai paprastą dalyką. Tai yra pas jūs kūne atsirado tų vadinamų laimės malonumo hormonų daugiau. Nes jie sako, bus faina. Iš tikrųjų, ne? Bus faina ir jų ten šventė prasideda. Dabar, kas yra įdomaus, kad jūs nueinate susitikti su tuo bičiuliu ar drauge ir jeigu nėra taip faina, viskas, kas vyksta, tai mažėja šitų medžiagų jūsų organizme. Ir va tas mažėjimas yra išgyvenimas kaip nemalonumas. Noriu vis tik tai paaiškinti, ką reiškia prieš tai mano pasakytas teiginys, kad laimė yra kitoks santykis į patirtį. Frazė, kurią labai svarbu šiaip gyvenime suprasti, svarbu išgirsti, nelengva suprasti, dar sunkiau patirti. Tai yra, kad skausmas gyvenime yra neišvengiamas, kentėjimas pasirenkamas. Tai yra, kad jums gyvenime neišeis išvengti nei emocinių sunkumų, nei fizinių sunkumų, bet kai mes šnekam apie žmogaus pilnatvę, mes nekalbam apie jo gyvenimo turinį. Mes kalbame, kaip jisai gyvena, kaip jis jaučiasi su tuo turiniu, kurį turi. Tai nereiškia, kad jis neturi to turinio gerinti. Bet tai reiškia, kad sąmoningumas, mindfulness ir visas darbas su savimi, tai yra mokymasis, tai ką mes šnekėjome, priimti tai, ko tu negali pakeisti. Ir dėl to mes sakome, kad taip, skausmas yra neišvengiamas. Mano nesėkmės gyvenime yra neišvengiamos. Kentėjimas dėl to yra pasirenkamas. Ir šitą vyruką aš šiandien įdėjau, nes jisai turi labai irgi, tarp kitko, jeigu norėsit, pažiūrėkit, 16 minučių, to labai gražus pranešimas TED, su labai daug tyrimų, labai įdomus, aš jo net pasakosiu dėl to sąmoningai, bet vienas iš jo tyrimų yra senas kaip pasaulis apie tyrimą su neįgaliaisiais, su žmonėmis, kurie buvo paralyžiuoti ir žmonėmis, kurie laimėjo loterijos bilietus. Iš tikrųjų, tai yra nuoseklus tyrimas darytas gal jau prieš 20 metų. Tai yra, kai iš tiesų buvo surinktos dvi imtys. Žmonės, kurie tik pakliuvo į avariją ar į kažkokią nelaimę ir tapo paralyžiuotais, ir žmonės, kurie tik laimėjo bilietus. Ir pagal jų metodiką buvo apklausti, ištirtas jų tas, tai pavadinkime, laimės lygis. Ir jums nesunku atspėti, žinai, kaip tie žmonės jaučiasi tik po įvykio. Ne? Ir ten tie skirtumai yra drastiški. Ne, tie, kurie paralyžiuoti, jiems gyvenimas natūraliai tą pirmom akimirkom yra be galo baisus, tie, kurie laimėjo pinigus, skrajoja padebesiais. Bet tai, ką turbūt esate jau ir girdėję skirtingose tyrimuose, turbūt žinote, kaip statistika ir kokie rezultatai yra po metų. Statistinio skirtumo nėra iš viso. Statistinio skirtumo tarp tų žmonių, kurie buvo paralyžiuoti prieš metus, tam tyrime, ne, ir tie, kurie laimėjo loterijos bilietus, kaip jie jaučiasi ir kokis yra atradę santykį su gyvenimu, statistinio skirtumo nėra. Abi dvi grupės vienodai laimingai jaučiasi. Grįžti į savo lygį
tie laimingieji? Jie atranda savo santykį su ta patirtimi, kurią turi. Ta prasme, tiem laimingiesiam, jie iš principo pripranti prie to. Kažkas tai tos pinigus ištaško, kažkas tai iš tikrųjų, kad ir tu geriau pradedi gyventi, bet tai tampa tavo new normal, ne, nauja norma ir tu jautiesi taip ir viskas ok, ne? Tie žmonės, kurie iš pradžio atrodė negalės gyventi, jie atranda kitus džiaugsmus, kitaip mato pasaulį ir kitaip jame buvoja. Esminis dalykas, prie ko aš ir sakiau, kad mes galvojame, kad konkreti patirtis mus daro laimingais. O tai, ką bandžiau apibrėžti, ir tą labai lengva pasakyti, dar kartelį pasikartosiu, bet apie tą ir yra visa mindfulness praktika. Iš tiesų, per tuos pratimus tu sieki galiausiai to, kad tu baigi reikalauti iš gyvenimo kažko tai, bet tu mokaisi būti su patirtim, kuri pas tave ateina. Tai kas tas mindfulness per procesas, tai yra specifinis mokymasis būti patirtyje, nepuolant nei jos vertinti, nei jos keisti, jeigu tu to negali daryti ypatingai, ne, kažkas tai vyksta tavo kūne ir nerimauja. Ir kuo tu daugiau pradedi pykti, kad tu nerimauji, tuo tu daugiau iš principo pradedi nerimauti. O kaip veikti nerimaujant? Labai dažnai mes iš tiesų ir pas jūs Kariūnas buvo, ir mane Kariūnai šitos tiesos eilinį kartą išmokė, sako, mes nemokom žmonių nebijoti, mes mokom juos kryptingai veikti bijant. Tai yra labai du skirtingi mokymaisi. Mes nemokom žmonių iš gyvenimo išimti nerimo, mes mokome žmonės gyventi nerimaujant. Nes nerimas yra natūrali gyvenimo dalis. Reikia jį kartais sumažinti, kai jis yra per didelis, čia yra kita darbo dalis. Bet per dažnai mes bandome išimti iš gyvenimo tai, kas yra neišimama. Ne? Tai yra, jeigu gyvenime mes gyvenam šitoj žemėje, jinai yra iki galo neaiški. Jūs iki galo nežinosit, nei kaip atrodys rytojus, nei kaip atrodys mano gyvenimas. Ir tai neišvengiamai veda prie neapibrėžtumo. Neapibrėžtumas visada veda prie nerimo. Nerimas žmogaus gyvenime yra neišvengiamas. Bandymas išvengti nerimą gimdo bėdas.